Ar vis dar įmanoma pradėti dropshipping 25 metais? Aš pats pradėjau dropshippinti prieš 7 metus, keldamas Lego figūrėlės iš AliExpreso į eBay'ų. Su šitu pasiekiau savo pirmus 10 000 eurų per mėnesį pelno, bet tai greit ir pasibaigė, nes eBay'us pradėjo drausti dropshippingą ir blokavo visus tokius kaip mane. Tačiau pajautęs finansinę laisvę, aš negalėjau sustoti. Tai 21 metais perėjau prie Shopify'aus ir sukūriau pačią originaliausią parduotuvę – Originalo LT. Su šią parduotuvę aš 23 metais padariau savo 1 milijoną apyvartos per metus. Gyvenau Tailande, turėjau dirbti tik apie 2 valandas per dieną, pinigai kapsėjo, gyvenimas buvo gražus, tačiau viskas žlugo. Juokauju. Nieks nežlugo, bet aš užraukiau tą parduotuvę, nors ji buvo pelninga ir generavo pardavimus, nes mes perėjom su komanda prie brandų kūrimo. Dabar turime 2 savo pagrindinius brandus ir jie sudėjus mums generuoja virš 200 000 eurų mėnesį. Tai atsakymas į klausimą, ar dropshippingas mirė, jis nemiręs. Tiesiog principas jau pasikeitęs. Tokių paprastų dropshipping parduotuvių kaip Original LT jau nebegalėsit sėkmingai auginti. Dabar jau reikia kurti brandus, kurti vertę, pradėti pardavinėti kokybiškais produktais, bet principas tai tas pats. Dropshipping galima. Ir galima pradėti net su 100 eurų sąskaitoj. Mano akimis pats svarbiausias elementas yra dabar rasti gerą produktą. Todėl aš į YouTube įkėliau video, kur paaiškinu detaliai, kaip mes randam produktus, kurie gali išaugti iki 100 000 apyvartų. Tai jeigu domina ir jeigu norit pradėti savo verslą, siūlau pažiūrėti tą video. Norit dar rasti komentaruose arba tiesiog galite YouTube paieškoti.